Požymis yra unikalus identifikatorius, kuris skirtas palengvinti darbo grafikų sudarimą. Norint sukurti naują požymį, keliaujame į grafiko nustatymus. Pasirenkame skiltį požymiai ir spaudžiame plius simbolį. Suvedame pavadinimą ir požymis jau sukurtas. Kad šį požymį pridėti darbuotojui, grįžtame į darbo grafikos skiltį, pasirenkame darbuotoją, kuriam požymį skirsime, tuomet išskleidžiame požymių sąrašą ir pasirenkame atitinkamą. Darbuotojui galima priskirti keletą požymių vienu metu, tai yra jis gali dirbti linijoje A, taip pat ir linijoje B. Taip pat kaip ir darbuotojui, pamainai galima priskirti daugiau negu vieną požymį, kadangi pamainos metu gali prireikti vyriausiojo specialisto, kuris gali atlikti ir vyriausiojo operatoriaus pareigas, kas reiškia, jog darbuotojas privalo galėti dirbti abiejose kategorijose. Jeigu darbuotojui priskiriame pamainą su požymiu, kurio šis neturi, Opti sistema mus įspėja geltonų pabraukimu, jog darbuotojas neturi atitinkamą požymio dirbti paskirtoje pamainoje. Automatinio generavimo metu pamainos darbuotojui priskiriamos atsižvelgiant į tai, ar darbuotojas turi atitinkamą požymį, kuris reikalingas dirbti tam tikroje pamainoje. Filtruoti darbuotojus pagal požymį galime skiltyje filtras pasirinkę požymį iš sąrašo. Statistikos skiltyje matome, jog dienos padengimas rodomas tik tų darbuotojų, kuriems priskirtas atitinkamas požymis. Lygiai taip pat galime filtruoti pamainas pagal joms priskirtus požymius. Filtras skiltyje pasirenkame pamainų filtravimas parametrą ir analogiškai pasirenkame pageidaujamus požymius. Pamainos, kurios atitinka filtrą, atvaizduojamos ryškesne spalva. Statistikos skiltyje matome, jog tiek dienos padengimo, tiek bendro darbo laiko ataskaitose duomenys rodomi tik tų pamainų, kurioms priskirtas atitinkamas požymis.